kažkada, prieš gal daugiau kaip 10 metų, jūs tapote Šiaulių aušros muziejaus bičiulių klubo nariu. Tai va, kokia ta veikla buvo ir kaip čia taip jūs, už ką jūs įtraukė tą bičiulių klubą? Tai nežinau, ar čia teisinga pasakyti už ką. Tiesiog užsimezgė savaime ta tokia bičiulystė su aušros muziejum. Prasidėjo nuo to, kad gyvenu senelių name ir tvarkydamas palėpes radau seną milinę. Pasidomėjęs, kieno gali būti milinė, taip išsiaiškinau, kad greičiausiai mano senelio brolio, jisai buvo kariškis iš tarpukario ir pasiūliau tą milinę aušros muziejui. Tai taip pat buvo pirmas kontaktas su aušros muziejum ir muziejus maloniai priėmė. Tai toliau tvarkydamas namo pašalius radau kitų daiktų, kurie buity niekur nereikalingi, tačiau man atrodė įdomus ir vis pasiūlydavau muziejui ir nei vieno tokio daikto muziejus kaip ir neatsisakė. Jie muziejui irgi pasirodė įdomus, kai tai va, taip užsimezgė ta bičiulystė ir savaime tuo bičiuliu ir tapau. O kiek jau metų jūs taip draugaujat? Daug. Tiksliai net nepasakysiu, bet turbūt 10 tikrai. Nu, bet prisimenat, kada tą palėpę tvarkėt maždaug? Nu, tai maždaug prieš 10 metų, čia plius minus, nežinau. Nu, sakykit, tai kuo ypatingas tas namas, kad ten tiek galima daug visko rasti, kad muziejui tų dalykų prireikė? Iš kur toks namas ir kas ten tokio yra? Namas statytas mano senelio, pradėtas statyti 26 metais, 28 metais praeito amžiaus jie jau įsikrausė su šeima gyventi į tą namą. Namas Aušros alėjos gale prieš pat ligoninę, tada buvo paskutinis namas Šiaulių miesto į tą pusę. Tai vat tais metais pastatytas, greitai jau 100 metų bus tam namui ir kiek ten gyveno šeima, tai taip jau tai, kas atlikdavo nuo gyvenimo, ne viską išmesdavo iš karto, tai vat atsidurdavo daiktai palėpėse, o kaip po kurio laiko palėpės ateina laikas sutvarkyti, tai pasirodo, kad tie daiktai dar ir vertingi gali būti. Jeigu praeivis kažkuris, kuris išgirdi tą mūsų įrašą, eitų dabar, kur tai yra tas namas, tai yra kampas, ar ne? Yra taip, dabar yra Aušros alėjos ir Kudirkos kampe namas. Ir ten šalia yra dar ir Gerardo Bagdonavičiaus namas, ar ne? Taip, yra tarp Bagdonavičiaus ir mūsų namų vienas namas tarp yra. Jūsų senelis turbūt bendravo, ar tėvas bendravo su Gerardu Bagdonavičiu? Yra ir man tekę bendrauti. Aš taip, kadangi jis mirė jau garbaus amžiaus, tai mes susitikę pasikalbėdavom gatvėje, irgi jis visą laiką rasdavo, apie ką pakalbėti. Ir aš prisimenu iš vaikystės, kai eidavau į darželį, tai priešais Bagdonavičiaus namą, kitoj pusėje gatvės buvo Dievaičio namas. Tai netgi einant į darželį, ten Dievaitis šlavinėdavo šaligatvį, su Dievaičiu pasisveikindavom, ten su Bagdonavičium pasisveikindavom, tai mes, kai gyvenom, tai visą laiką kaip ir tas kažkoks kontaktas buvo su kaimynais.
O dabar tuo metu, kai tas namas buvo pastatytas, tai buvo miesto pakraštys, ar ne? Taip. Ir ten liktais kažkur tai buvo vienu metu ir turgavietė, mugė kažkokia tai didelė, liaudės pasiekimų paroda ar kažkas tai tokio. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, kaip vadinosi, bet ten buvo parodų paviljonai buvo. Kitapus Kudirkos gatvės, ten, kur dabar ligoninė yra, ten buvo parodų paviljonai. Ir yra išlikus vieną nuotrauką nuo parodų paviljonų nufotografuota Aušros alėja, irgi tas mūsų namas matosi. Tie parodų vartai, tokie įėjimo buvo masyvus. Dabar kaip nutiko, kad jūsų, reiškės, čia dabar, palaukit, tiksliai prosenelis, ar ne, pradėjo to namo statybą? Senelis dar, ar ne? Kiek jam buvo metų ir kaip jis čia taip gavo žemę, ar paveldėjo, ar iš kažkur tai užsidirbo, kaip atsiradimo istorija to namo būtų? Tai čia buvo tuo laiku, ten liktai Zubovų dvarą kažkaip tai dalino sklypais ir senelis gavo tą sklypą, o paskola iš banko buvo paskola 35 berods metams, 35 jo. Paskola iš banko ir mokėjo tą paskolą iki pat, kol tą žemę nacionalizavo. O ką jis tuo metu veikė? Kiek jam metų buvo tuo metu, kai buvo tas statomas namas? Kai namas buvo pradėtas statyti, jam buvo 40 metų. 40 jisai pradėjo statybą, lygiai 40 buvo. Ir dirbo mokytoju. Jis pedagogas buvo? Taip, jis mokytoju dirbo iki pat mirties. Jis išėjęs į pensiją, jisai 55 metais po kelių dienų ir mirė. O pradėjo dirbti 1909 metais. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Ten buvo trysėjas Panevėžio mokytojų seminarijoje mano senelis, Jonas Murka ir berods Kazimieras. Vardas Ubeika buvo žinomi šiauliečiai. Ir jie kartu baigė, jiem dėstytojavo mokytojų seminarijoje Jablonskis. Ir visi trys atvažiavo, tiksliau aš nežinau, kur pradžioje įsikūrė Murka ir Ubeika. Mano senelis buvo darbą gavęs Kairių mokykloje prie Šiaulių, bet iš Kairių jį paėmė, prasidėjus Pirmam pasauliniam karui, paėmė į kariuomenę rusų caro ir buvo išsiųstas į Vladimiro karo mokyklą, ten ją baigė ir paskui, jeigu gerai atsimenu, Krymo fronte, jeigu toks buvo, prieš austrus, kad kitoj pusėje fronto ne vokiečiai buvo, bet austrų kariuomenė liktai. Tai vat po karo grįžo, Kairiuose darbo nebegavo, grįžo į Šiaulius ir pradėjo dirbti pradinių klasių mokytojų ir pradinių klasių mokytojų dirbo iki pat mirties. O kokiuose mokyklose nuo pradžios? Pirmoji, kur Šiauliuose dirbo, liktai vadinosi Pirma pradžios mokykla, bet paskui Šiauliuose atidarė mokytojų seminariją ir buvo, jinai vadinosi ta mokykla liktai pavyzdinė pradžios mokykla prie mokytojų seminarijos. Tai va dirbo toj, o paskui dirbo penktoj viduriniai.
Tai pavyzdinė ta mokykla, tai čia buvo, kur sakėm, prie Zubovų šalia. Taip, šalia Zubovų rūmų prie parko, tas mažas namelis, tai tam nameliai buvo pavyzdinė pradžios mokykla. O 5 vidurinė, tai turbūt, kai buvo ten jau mergaičių gimnazija, jis į mergaičių gimnaziją perėjo ar į vidurinę mokyklą? To aš nepasakysiu, bet gali būti, kad ir į mergaičių gimnaziją dar perėjo. Beje, kai grįžo į Šiaulius po karo, tai ir kai gavo darbą toj pradžios mokykloje pirmoji, tai būtą gavo dabartiniam teismo pastate. Ten Zubovo arklidės buvo buvusios kažkada, tai, o to pastato palėpėje buvo mokytojai skirtas butelis ir gyveno ten, ir ten mano tėtis gimė tam teismo pastate, kai ir gimus tėčiui po kelių dienų, tėčiui buvo kelios dienos, senelį paėmė, mobilizavo jau Lietuvos kariuomenę ir pagal datą, sakyčiau, kad jisai dalyvavo jisai kautynėse ir pagal datą greičiausiai, kad buvo kautynės su bermontininkais prie Radviliškio, nes buvo lapkritis 19 metų, kai tėtis gimė ir kai jį paėmė. Po to jisai dar kurį laiką nebuvo demobilizuotas, tai jisai dirbo, tiksliau tarnavo Šiaulių komendantūrai. O paskui jau, kai demobilizavo jį, tai jisai pradėjo vėl dirbti mokytoju ir tada po tos demobilizacijos matyti tą pavyzdinę pradžios mokyklą. O kariuomenėje kokios pareigos būdavo pas jį? Tai aš žinau, kad yra kažkur tai tie tarnybos lapai, ten galima tiksliau pažiūrėti, bet kai dirbo komendantūroje, jisai buvo komendanto pavaduotojas. O pareigos jisai Rusijos kariuomenė, žinau, kad baigęs Vladimiro karo mokyklą, jisai buvo praporščiku. O kuo Lietuvos kariuomeniai tiksliai negalėčiau pasakyti dabar, bet jisai buvo, jeigu gerai atsimenu iš tų tarnybos lapų, tai ir leitenantų buvo. O su močiute jūsų kur susipažino? Tai matyt be mokytojaudamas, nes mano močiutė irgi mokytoja buvo. Jis irgi buvo pradinių klasių mokytoja, liktai vadino 7 pradžios mokykloje. Ir greičiausiai darbo linija susipažino kažkur. O jūsų senelis, močiutė, iš kokių kilęs kraštų jie kilę? Senelis yra iš Švendrių kaimo prie Raudėnų, o močiutė iš Ginkūnų. Jos močiutės senelio tėvas buvo ūkininkas, o močiutės tėvas buvo, kaip močiutė sakė, Zubovų dvaro kučeris. Tai yra, kaip sakyti, vežėjas ir arklių prižiūrėtojas, vienu žodžiu, jo toks buvo, tokia tarnyba. Ir tai, o jie tiesiog po mokslo atvyko į Šiaulius ir vienas ir kitas, ir čia Šiauliuose susitiko. Senelis taip, močiutė, kaip prie Zubovų dvaro gyveno ir prasidėjus Pirmam pasauliniam karui, pasitraukė į Naisius berods, ten kartu su Zubovais. Ir kiek žinau, tiksliau iš tėčio atsiminimo, tėtis yra parašęs rankraštinį, palikęs tokį variantą, kad
grafas Zubovas pasiūlė jai tapti mokytoja ir jinai baigus kažkokius specialius mokytojų kursus pradėjo dirbti pradžios mokykloje. Ir dirbo iki 30 metų. Paskui bet gerokai pašlijo sveikata. Ir tuo pačiu metu kaip tik susidėjo, kad reikėjo kelti kvalifikaciją, nes nebetitiko kvalifikacinių reikalavimų ir dėl sveikatos jinai to negalėjo padaryti ir teko savo pedagoginę veiklą nutraukti. Apie 30 metus praeito amžiaus. Tai jūsų tėvas gimė 19 metais. Taip, 19. Tai jis ir matė irgi tą, ir tarpukarį irgi augo faktiškai tarpukariu. O kokie pasakojimai būtų, gal atsimenat kažką jūsų tėvo arba senelio prisiminimai būtent iš tarpukario laikotarpio? Senelio tai aš negaliu nieko pasakyti, nes senelis mirė man dar negimus. Tai tik tai močiutė ką papasakodavo, tėtis irgi šiek tiek pasakodavo, jisai aktyviai skautų veikloje dalyvavo, beje dalyvavo, bandė stoti į karo mokyklą, bet nesėkmingai, tada įstojo Kauno universitete į teisę. Bet neilgai pasimokius, nes jis tik įstojo ir prasidėjo rusų okupacija sovietų. Ir jisai tęsė mokslus, bet tiesa jų, kai buvo atgautas Vilnius, teisės fakultetą perkelė į Vilnių, tai jis pradėjo mokytis Kaune, bet tęsė mokslus Vilniuje. Vilniui buvo įsijungęs į rezistencinę veiklą pogrindinę ir prasidėjo ten jo draugų areštai ir jisai kurį laiką buvo ruošėsi egzaminams, išvažiavęs į kaimą, į Švendrius pas tetą, nes bijojo, kad ir jį gali suimti. Ir ten besiruošiant egzaminams pamatė vokiečių lėktuvus skrendant ir suprato, kad galbūt jam pasiseks į tą mėsmalę nepapulti. Tai vat baigė teisės fakultetą jau 43 metais esant vokiečių okupacijai ir tas diplomas buvo kaip ir bevertis, nes jo niekas nepripažino visą laiką. Tai pasibaigus karo jisai dar baigė pedagoginį institutą. Buvo įstojęs į Vilniaus pedagoginį institutą, bet matyt buvo per daug sudėtinga važinėti, tai baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Dabar mama jūsų, kaip jos ten, jinai šiaulietė, ne? Mama ne šiaulietė, mama yra iš Pasvalio rajono, baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir pagal paskyrimą atvažiavo į Šiaulius ir su tėčiu vienoj mokykloje dirbo ir ten susipažino. Ir čia besimokydama neakivaizdiniu būdu baigė irgi Šiaulių pedagoginį. O jinai kelintų maždaug gimimo yra? 35 gimimo. Jaunesnė yra, ne? Taip. Tai jau kitos truputį kartos žmogus, bet jinai irgi tarpukariu gyveno. Šiek tiek, kažkiek tai laiko prisimena. Tarpukariu tai ankstyvoji vaikystė buvo tik tai tarpukariu.
Kas įdomu, vat, iš tų žmonių, vat, jūsų šeimoje, kokie tokie vat, gal prisiminimai, kurie yra neoficialūs, pavyzdžiui, apie karą, apie kažkokius tai oficialius vykstančius įvykius mes žinom iš įvairių šaltinių, o tokie, vat, pavyzdžiui, kaip žmonės elgdavosi, kaip rengdavosi, kažkokios gal tradicijos buvo, ką tokių vat, gal atsimenat, žinot, iš tų pasakojimų. Būtent tos kartos, neformalių tokių prisiminimų, kažkokių buitinių galbūt. Sudėtinga dabar taip staigiai, ką nors sugalvoti, tai reiktų už kažko užsikabinti. Jie buvo pedagogai, sakykime, gal pasakodavo, kaip buvo mokymo sistema prie Smetonos ir po to, sakykime. Nuotraukas žiūrint, apie apsirengimą dabar, toks prisiminiau, yra viena tokia nuotrauka, kur senelis su mokiniais ir mokinių ten gal koks 30 išsirikiavę, panašu, kad mankštai ar kažkam tai tokio prie mokyklos lauke ir iš jų kokie gal 3 ar 4 su batais, tik tai visi kiti basi. Čia, turbūt po pirmo karo, po visų besikuriant tai Lietuvos valstybei, tai situacija buvo tokia apie apsirengimą. Bet kaip supratau, kad per tą 20 metų pažengė tiek, kad turbūt prieš 40 metus jau turbūt basų mokinių nebebūdavo mokyklose. Kitas dalykas, dabar mokytojai ne patys daugiausiai uždirbantis yra žmonės, tada mokytojas pasistatė namą didelį, gal tas buvo skirtumas, kad mokytojo statusas visuomeniai būdavo aukštesnis. Taip, tas matyt, kad tikrai taip buvo, kad statusas buvo aukštesnis. Nes po 30 metų senelis vienas pats dirbo ir sugebėjo šeimą išlaikyti ir vaikus į mokslus leisti, nors tiesą sakant, lyg tai iš pasakojimų girdėjau, kad mokytojų vaikams kažkokios lengvatos buvo mokantis, siekiant mokslo. Jūsų tėvas nedirbo prie anos, sakykime, sistemos, jis sovietiniais laikais visai jau buvo mokytoja. Jisai prieš pat sovietų okupaciją baigė gimnaziją ir įstojo į universitetą. Tai dirbdamas universitete dar spėjo padirbti, jisai dirbo berods vidaus reikalų ministerijoje, ten kažkokiu tai raštininku ar kažkokiu tokiu, prisidurdavo kad pagerinti sąlygas, kaip ir teisės studentas pagal savo profilį ten ir yra išlikę kopijų, dokumentų kopijos, aš jas irgi, tas kopijas muziejuje atidaviau kažkada tai ten iš ministerijos kažkokių taip, jo matyti rašyti ten, rašyti raštai kažkokie tai apie paskirimus. O sakykit, tai jūsų šeimoje seneliai, tėvai, mokytojai, ar ne? O iš mamos pusės irgi gal mokytojai buvo seneliai? Ne, ten ūkininkai buvo. Ūkininkai buvo. Ir ten kažkur Pasvalio rajone, ar ne? Pušalotas, tai prie Pušaloto. O jūsų kiek šeimoje po to vaikų buvo? Jūs brolių, seserų, kaip ten? Tai šiaip, jeigu paimti giminę, tai iš senelio kartos jie buvo, gimė 7 buvo vaikai, vienas kūdikystėje mirė, brolis ir sesuo išvyko į Ameriką, dar prieš Pirmą pasaulinį karą vyresnieji, tai liko
3 broliai ir sesuo čia Lietuvoje. Tai vaikų turėjo tik tai mano senelis. Jisai turėjo 3 sūnus, vienas žuvo. Tai mano tėtis buvo ir jo brolis. Tėtis Šiauliuose gyveno visą amžių, brolis Kaune. Tai Šiauliuose dabar likau aš paskutinis iš tos šeimos. Nes būtent pavardė Žalys, ar ne? Žalių tai yra, Šiauliuose yra. Bet būtent tos giminės. Bet tos giminės aš paskutinis, nes mano vaikai Vilniui. Mano dukros Vilniui, o Kauniškio dėdės irgi visi vaikai ir visi Kaune yra. O jūs pats brolių seserų turėjote? Aš turėjau brolių, jisai irgi Vilniui. Jis irgi Vilniui. O tai kaip, ten buvo daug pedagogų tada, ar ne? O kaip jūs, jūsų brolis, jūsų vaikai, dar pedagogų yra, tęsiasi ta šeimos tradicija? Nu, jeigu pedagoginė veikla, aš kurį laiką 6 metus dirbau Kauno Politechnikos instituto Šiaulių fakultete. Tai tokia buvo mano pedagoginė veikla, bet jinai užsibaigė. Brolis yra dirbęs veterinarijos akademijoje, bet irgi keletą metų irgi nebedirba. Kauniškis pusbrolis su žmona dėstė universitetuose, ne vienam ekonomistai, bet mokykloje nebebuvo, kad mokykloje bendrojo lavinimo dirbančių po mano tėvų nebebuvo. Mama jūsų kokioje mokykloje dirbo? Mama dirbo, kai atvažiavo iš Šiaulius, tai dirbo 3-7 metai. Ta mokykla, kur dabar yra dailės mokykla ir jaunųjų technikų. Ten toj vietoj buvo 3-7 metė mokykla. Tai mano tėtis buvo direktorius tos mokyklos, o mama mokytoja. Paskui dirbo 9 viduriniai. Jinai kaip dabar vadinas? Ragainės. Ir po to Janonė. O tėvas jūsų kokiuose Tai mokyklose? 3-7 metai, po to dirbo 6 pradiniai. 6 pradinė tai... Kudirkos turbūt, ar ne? Ne Kudirkos. 6 pradinė tai buvo po to prie Jurgio bažnyčios, buvo muzikos mokykla ir po to dabar vienuolyno patalpas. O iš 6 pradinės... Direktorius ten buvo? Ten buvo direktorius. O paskui 10 vidurinę pastatė ir nuo 10 vidurinės Dubijos po to mokykla. Nuo pat jos pastatymo iki pensijos dirbo Dubijos mokykloje. Tada ne Dubijos, tada 10 viduriniai buvo. Ir išėjęs į pensiją dar keletą metų dirbo Bubių mokykloje. O 10 viduriniais pavaduotojas, atrodo, buvo? Jis buvo direktorius pavaduotojas. Kokiam ten būna ugdymui, ūkiui, dar kažkam? Tai... Ugdymui, bet jis buvo atsakingas už pradinės klases. Jie ten buvo ugdymui, ten būdavo keli ten pavaduotojai, tai jo buvo pradinės klasės. Ir jis dar dėstė kažką? Dėstė geografiją. Vyresniem ten, ar ne? Taip. Ir iki kelintų metų jis ten dirbo? Iki 79. Ir dar kelis metus Bubiuose, taip? Taip. O jis ir, kalbėjom, fotografavo daug, ar ne? Taip. Gal net ir filmuodavo, ką nors, ar tik filmuodavo, kažkiek filmuodavo, bet daugiau fotografuodavo. Ir ką iš tos jo fotografinės veiklos prisimenat? Dabar daug prisimenu, nes dabar kaip tik tai jo negatyvų archyvus pasikėlęs bandžiau žiūrėti, ką ten galima rasti, bandžiau atskirti, kur yra mokyklos vaizdai, kur yra
šeimos kažkokie tai momentai užfiksuoti. Tai iš to didelio kalno tai daug prifotografuota ir labai įvairiapusiškai ten. Ir ten taip matosi, kad siekta ne tiek ten kažkokį tai meninį vaizdą išgauti, kiek fiksuoti vaizdus, nufotografuoti yra rajonai, kurių nebėra, gal ne visai teisingai. Rajonas išlikęs, bet jisai žiauriai pasikeitęs yra nuo tų laikų, kai fotografuota. Ten, sakykime, ir Vilniaus gatvės vaizdų yra, ir čia, kur dabar 12 vidurinė, kaip dabar, čia pat, Juventos mokykla, čia tas rajonas yra pafotografuotas, nes čia jo darbas buvo šalia, tai matyti irgi praeidamas pafotografuodavo, kol dar Juventos mokyklos nebuvo. Ir kitų tokių yra vietų. Nu, jūs pats fotografuodavot irgi gal perėmėt tą fotografavimą ar... Nu, aš mėgdavau pašaudyti, o paskui jam atiduodavau, kad jisai ryškintų. Tai toj vietoj jam patikdavo laboratorijoje dirbti irgi, man mažiau patikdavo, paskui buvau nutraukęs visai, dabar, kai telefonai pradėjo fotografuoti, vėl daugiau turpučiuką, bet savo tik tai. O kur, reiškia, laboratorija būdavo jo? 10 viduriniai. Kol dirba 10 viduriniai, jisai ten vadovavo ir fotografijos būreliui. Ir turėjo ten tokia, kaip koridoriaus gale būdavo tualetai. Tai vietoj vieno tualeto buvo padaryta ta fotografijos laboratorija. O sakykit dabar, senelis taip pat fotografuodavo, ar ne? Senelis ne. Senelis kažkaip nežinau, kad būtų fotografavęs. Buvo iš tų laikų, iš tų senųjų močiutės brolis. Jo brolis. Jisai fotografuodavo. Tai vat yra išlikę jo fotografuotų stiklinių negatyvų dar. Tai irgi aš juos, kai radau, tai atidaviau muziejui, nes nežinojau, kaip kitaip juos panaudoti ir kaip pozityvinius vaizdus iš jų išgauti. Tai vat, padedamas muziejaus, dabar turiu vaizdus, o muziejus turi negatyvų. O kaip pavardė to žmogaus buvo? Jonas Čepulis. Tai čia, kur fotografuotas, pavyzdžiui, jūsų senelio namas tarpukaryje, ar ten kažkokie tai šeimos archyvo vaizdai, čia gali būti Jono Čepulio fotografuota, ar ne? Didelė tikimybė, kad taip. O tėvas jūsų kada pradėjo fotografuoti? Nu, jis, manau, kad ankstokai pradėjo, nes paskui dar vienas buvo šeimoje fotografas, buvo močiutės sesers vyras. Jis nebuvo profesionalus fotografas, ta prasme, kad kažkokį išsilavinimą turėjo, bet irgi toks išmėgėjo pasidaręs fotografų, kuris pauždarbiaudavo, dar eidavo ten darželiuose renginius fotografuoti ten ir irgi buvo šalia visą laiką, tai vat jie pasikonsultuodavo ten. O kaip pavardė to žmogaus buvo? Buvo Steponas Petrauskas. O čia, vat, kalbant apie Žalius, yra Žalys Vytautas menų fakulteto dekanas, yra Česlovas Žalys, kuris filmą apie Gerardą Bagdonavičių sukūrė. Čia jie kažkaip susiję tolimos giminystės ryšiais su jumis ar ne? Šito tolimos yra antiek tolima, kad jau sunku atsekti. Bet iki prosenelių tai nėra giminės jie. Bet jeigu paėmus Raudėnų, pasivaikščius po Raudėnų kapinės, tai ten turbūt bent kas 10 kapas yra žaliai. Tryškiuose irgi daug žalių yra.
Tai vat žalių daug ir iš ten kilę jie, bet gal nežinau, kaip tie kiti jūsų paminėti, galbūt irgi iš tų kraštų. Nes vieną kartą mes su žmona važiavom ir paįvairindami kelionę nuo Raudėnų važiavom ne plento, žvyrkeliu iki Kuršėnų. Ir moteriškė pastabdė, mes ją paėmėm pavežti, įsikalbėjom, pasakėm, kad va, mes čia iš žalių, iš Švendrių, tai jai jie žinomi buvo. Paskui pasakė, sako, mano močiutė irgi žalytė buvo. Na, bet irgi. O Švendriuose dabar dar kažką turit pas ką nuvažiuoti ar ne? Jau? Ne. Dabar kaip jūsų toliau, vat, čia tokie bandėm nupiešti dinastiją, mokytojai buvo, visa kita, kaip jūsų vaikai ir, dukterė čia ten, nežinau, ar sūnėnas kažkoks yra, gal, kaip jie, kokias specialybės irgi pasirinko, kokias kryptis, ar su pedagogika ką nors, ar ne irgi? Ne, su pedagogika negirdėjau, kad kas būtų pasirinkęs. Šiaip yra inžinierių, bet sakyčiau, kad labai įvairūs. Noriu sakyti, inžinierius aš. Taip, brolis baigęs veterinariją, pusbrolis ekonomiką, va dar pusseserė yra irgi inžinierė, buvo ryšių inžinierė. Dabar jeigu į žemiau nusileidus, tai bent keli ekonomistai yra, kita dukra biochemiją baigus. Žodžiu, nenupiešim, kad čia dinastija, visi mokytojai. Nors va, seneliai ir jūsų tėvai, tai jau tokia dinastija galima būtų kaip formuoti, sakyti, mokytojų dinastija, pedagogų. Prasidėjo, bet kažkaip tai... Jo, dabar, o ta nuotrauka, kur buvo, vat, ta Šiaulių krašte buvo ciklas, ar ne, ten įvairios buvo nuotraukos sukeltos, pavyzdžiui, ta žymi nuotrauka, kur daug kur keliavo, kur nufotografuoti žydai yra ten Antrojo pasaulinio karo metais. Kas tos nuotraukos autorius buvo, kaip jie atsirado? Čia mano tėtis fotografavo, kaip jinai atsirado, aš tiksliai nepasakysiu, bet žinau, kad per palėpės langelį fotografavo. Ir kadangi ten tuos žydus matyti iš geto į darbus varydavo kiekvieną dieną, tai prisitaikęs kažkurią dieną nufotografavo. Ten irgi ligoninės teritorijoje, ten kur, kaip jau minėjom, kad buvo parodų paviljonai, tai vokiečiai buvo kažkokios amunicijos, ar tai fabrika, ar tai dirbtuvės kažkokias atidarė ir žydus varydavo tenai dirbti. Tai jeigu dabar gerai prisimenu, tai ten jau matyt po darbo varomus pagal kryptį jau nufotografavo. O prisiminimai ta tema kažkokie yra, kažką pasakojo jums būtent apie tuos įvykius, kaip karas buvo Šiauliuose? Apie karą, yra tėčio prisiminimai užrašyti ranka, kaip atėjo rusai, paskui, kai vokiečiai kaip atėjo, tai jisai, kaip jau minėjau, kad buvo kaime ir slapstėsi, bandė pralaukti tas areštus. Apie vokiečių okupaciją irgi Šiauliuose nerašyta, nes jisai tuo metu buvo Vilniuj, mokėsi, kai baigė universitetą ir irgi teisininkų dirbti nelabai turėjo kur, tai įsidarbino pašte, nes iš pašto neimdavo į kariuomenę vokiečiai.
Bet kai frontas pradėjo artėti prie Šiaulių, irgi gavo kaip ir šaukimą prisistatyti į, nežinau, kur ten, į komendantūrą ar kažkur tai jisai sėdo ant dviračio ir vėl išvažiavo į kaimą. Ir po kurio laiko ir jau kai visai frontas priartėjo, tai išsikvietė ten ūkininkus, kurie gyveno kaiminystėj, ir mama su mažuoju broliu ir ten kažkokiais rakandais dar namų nusivežė irgi, kaip ir evakavosi į kaimą. Tas vidurinis brolis tuo tarpu mokėsi Kaune buvo likęs. Ir bebūnant ten kaime, jie vokiečiai užėjo į tą kaimą ir surinko visus vyrus suaugusius, ir mano tėtis į tą tarpą, tarp jų papuolė ir nuvežė į Kuršėnus kasti apkasų, artėjant frontui. Tai va, jisai tą, kai rusai antrą kartą atėjo, jisai ne Šiauliuose buvo, bet buvo pačiam fronte. Ir yra irgi ten, nenorėčiau išsiplėsti labai į tą, nes galiu iškraipyti tos faktus, reiktų tada jau cituoti tos prisiminimus. Po karo nebuvo problemų, kai vežė ten daug ką ir ten trėmė ir visokių buvo problemų, tai kaip ten tų visų dalykų išvengė, nes per karą jau turėjo problemų su tarybų valdžia, o po karo kaip ten buvo? Po karo kažkaip tai, kai grįžo į Šiaulius, tai senelis visą karą tiesą Šiauliuose prabuvo. Senelis nebuvo pasitraukęs, jisai namuose buvo ir nežinau, gal padėjo tas faktas, kad jų name buvo įsikūręs 16 divizijos artilerijos pulko štabas berods. Nu ten vien žodžiu, tų namų daug nebuvo sveikų likę, tai atėjo sveikas namas ir mes čia gyvensim. Tai senelis kažkaip tai ten draugiškai su tais gyveno, jie nei ten kažko nusiaubė, nei nieko, kol reikėjo štabo, jie ten buvo, kai paskui nuėjo toliau ir nuėjo, tai taip vat ir liko. Gal tas faktas padėjo, kad senelis toliau pradėjo dirbti mokytoju, ir kai tėtis grįžo iš kaimo, tai sakė, mokytojų trūko ir pasiūlė, kad eit mokytojų dirbti. Tai gerai, tai žiūrėkit, mes daug temų jau apkalbėjom, gal tada, skaitė yra? Čia yra mamos šeima parašyta. Mamos šeima, bet čia aš matau yra ir mano mamos ranka rašyta, tiksliau perrašyti tėčio prisiminimai. Čia irgi perrašyti, bet yra jeigu ir originalas pridėtas. Čia yra originalas. Čia prisiminimai apie mano tėvą Antaną Žalį ir Zofiją Žalienę šeimą. O aš dar nepaklausiau, o buvo bendravimas kažkoks senelio arba tėvo su Aušros muziejum, ar jūs čia pirmas taip pradėjot draugauti? Buvo, nes kažkur tai vat, ir tuose prisiminimuose išskaičiau, kad kažkokius atsišaukimus tėtis yra dovanojęs Aušros muziejui, reiškia lietuvių pasipriešinimo atsišaukimai karo metais. O kam pasipriešinimu, kuriai pusėje? Vokiečiams. Vokiečiams. Tai čia antro ar pirmo pasaulyje? Antro. Ta nuotrauka yra dovanojęs Aušros muziejui su žydais. Jau jis pats dovanoja? Jo, čia iš jo.
aš tos gyvos nuotraukos, ne kopijos, nesu rankose laikęs. Nes tą nuotrauką aš, pavyzdžiui, pirmą kartą ją pamačiau, tai turbūt Facebook'e Lietuva senojo fotografija. Jūs ten atsiuntėt pats kažkam, tai ar ne? Ten yra toksai Rolandas Lurtavičius. Kaip jisai gavo tą nuotrauką, aš nežinau, bet kai jis įdėjo tą nuotrauką kaip įdomią Šiaulių nuotrauką, o jis pats Šiauliai seniau ir dabar tokia rubrika užvedęs buvo, tai aš pasiūliau jam nufotografuoti dabar ir aš po to per tą patį langelį fotografavau tos pačius vartus ten, kur. Viskas aišku. Čia prisiminimai mano tėvas apie namą esantį, tada dar, kai rašyta Kapsuko gatvėje, apie Švendrius. Ten, kur slapstėsi nuo karų ir okupacijų. Prisiminimai apie Kazimierą Ubeiką. Apie skautų veiklą Šiaulių berniukų gimnazijoje. Čia paliudijimas apie vieną iš jo kolegų, su kuriuo kartu dalyvavo rezistenciniai veikloje Vilniui 40 metais ir kuris buvo areštuotas. Tai čia jo paliudijimas, kad pripažinti jį kaip nukentėjusių. Čia Šiaulių aušros muziejui. O kas čia rašo? Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos atsišaukimą į Lietuvos moteris. Supratau. Čia Pulis Juozas Simono, tai čia močiutės pusbrolis buvo toks. Čia fotografas tas ar kitas? Ne, čia Juozas. O ten Jonas buvo. Tiesiog užrašė žmogaus prisiminimus, kaip nukentėjo nuo okupacijos. O čia savo rezistencinę veiklą aprašęs. O jis mirė, tėvas, jūsų kelintais metais? 2001. Tai jau čia jau galima buvo. Jau galima buvo, taip. O čia yra sovietmečio leidinys ir man šiek tiek keistoka, kaip jo nepagavo, bet nepagavo, kai jisai čia slapstėsi. Tai apie hitlerininkų 5 kolona Lietuvoje ir čia apie tuos rezistentus kaip tik tai tą rašo. Ir yra paminėtas Žalys ir kaip ir kad jisai jo netgi gatvė, kurioje gyvena, kažkur tai nurodyta buvo, bet jisai išsislapstė ir jo nerado tuo metu. O po karo matyt nebeatnaujino jau. Čia bandė kreiptis dėl pripažinimo, kad dalyvavo toj rezistencijoj. Čia Skripkauskas tai tas, kuris buvo areštuotas ir kuris kur nuteistas ir nužudytas iš to bendražygis, kur su tėčiu kartu. Tai tėvo bendražygiui Gerb Žaliui Antanui Skripkauskui atminti, čia Romas Skripkauskas, tai jo sūnus, kad tėtis tos liudijimus rašė, kad pripažinti jį kaip rezistencijos dalyvį ir čia atsiuntė kažkokią tai informaciją apie tą Skripkausko veiklą. Iš tos vietos galima būtų pakomentuoti, čia mes matom kapinės Raudėnuose. Taip, kapinės Raudėnos, čia buvo Žalių kapas. Čia yra namas Aušros alėjoj, taip jis atrodė 28 metais. Čia mano senelių šeima, senelis ir močiutė, o čia ir mano tėtis tarp jų. Čia irgi mano tėtis,
čia senelis, močiutė ir vidurinysis brolis. Šitas čia tėtis mano. Čia irgi su broliu. Čia kitas sezonas. Čia tėtis bebaigiantis gimnaziją. Čia tėčio brolis, kuris Kaune baigęs elektros inžinerijos. Dėdė. Taip. Čia močiutė sakė, čia su vilkiukų uniforma. Tai vilkiukai kaip būdavo skauto, kaip ir įvadas į skautus. Spaliukai. O čia jauniausias brolis, čia vat tas pats dėdė, mano dėdė su šeima, kauniečiai, o čia jauniausias brolis, kuris 30 gimęs ir 28 metų žuvo autoavarijai. Čia irgi jis. Čia senelio brolis, vyresnis, jisai buvo inžinierius ir aktyviai dalyvavęs lietuviškoj spaudoj, netgi kažkurį laikraštį buvo tarp steigėjų, po to dirbo Kauno technikos kolegija dabar vadinasi, dėstytojų. Prieš tarpukarių pradėjo, bet ir po karo dar dirbo. Čia per pirmą pasaulinį buvo pasitraukęs į Rusiją, ten vedė Rusijos vokietį, bet vaikų nesulaukė. Čia jauniausias brolis senelio, jisai buvo, išėjo 20 metais, kaip prieš bermontininkus, prieš bolševikus kovoja. Po to buvo tardytojų dirbo, baigė teisę ir buvo kaip ir mano tėčiui autoritetas. Mano tėtis panašu, kad jo pėdomai, nes irgi į teisę stojo. Ir 41 birželio 14 areštavo ir dingo iš kaip ir visą laiką buvo deklaruojama, kad dingo be žinios. Tėtis bandė rašyti genocido centrą, kad rasti kažkokią informaciją. Ten, kai tėtis dar gyvas buvo, gavo žinią, kad nerasta jokios informacijos apie jį. Tai po to aš pakartotinai kreipiausi, pabandžiau ieškoti, kreipiausi į memorialą Maskvoje. Tai kiek aš turbūt 1,5 metų, gal beveik 2 metus susirašinėjau su, tiksliau, ir kur tik aš nerašiau tenai. Ir pasirodo, birželio mėnesį areštavo, rugpjūčio mėnesį Archangelsko srity, Kargopolį, lagerį mirė po 2 mėnesių. Toliau čia yra vyriausia senelio sesuo ir brolis į Ameriką, buvo prieš Pirmą pasaulinį karą išvažiavę, tai čia ta sesuo, čia jos vaikai. Ten Amerikoje jų yra giminaičių, mano kaip ir antros eilės pusbrolių, puseserių daugiau negu Lietuvoje, bet tik tai tiek, kad jie su kitom pavardėm visi jau. Čia irgi amerikonai, ir čia amerikonai, ir čia amerikonai. O čia senelio sesuo, senelis. Jaunystėje, čia senelis jau prieš pensiją, čia turbūt paskutinės nuotraukos. Čia močiutė, močiutės brolis. Čia mano prosenelė.
prosenelė su močiutė seserė jauniausia. Močiutės brolis. Čia vat Jonas Čepulis yra tas, kuris... Fotografas, ne? Taip. Bet čia ir jaunas irgi. Nu, tuo laiku, kai fotografavo gal dar. O čia jo dukra. Mano tėčio pusseserė. Nu, toliau čia... Čia Amerika. Čia aš. O kur čia tokie kaktusai ar kas čia? Močiutė turėjo agavų ten. Agavų, jo. Jo agavų, bet... Sakykime, kaip Pietų Amerika. Jas vasarą išneždavo į lauką ir jas... Čia močiutė su draugė. O čia Rusija, kurią vokiečiai buvo atvežę kažkokiem darbam čia į Šiaulius ir su močiutė susidraugavo. Ten močiutė jai pagelbėdavo, ten jeigu ko reikti, vasarom atvažiuodavo aplankyti iš Pskovo. Nu, tokie. Čia būdavo talkos prie namų obuolių skinimo rudenį, nes būdavo medžių. Didžiulė galybė. Irgi ten toj pačioj sklype, ne? Taip, dabar sklypas mažesnis negu tada buvo. Čia močiutė jau irgi prieš. Nu, toliau čia jau, čia tėtis. Čia tėtis su mama. Čia mama. Čia mes su broliu. Čia irgi mes su broliu. O brolis už jūs vyresnis, jaunesnis? Jaunesnis. Jaunesnis. Toliau čia aš nežinau, čia jau toliau. Netokia sena istorija. Taip. Gerai.